Labas vakaras, 18:30 Lietuvoje. Jums dirba LNK šeštadienio žinios, studijoje Šolandas Vilkončius. Ir su sportu aš Asta Žukaitė. Kviečiame žiūrėti. Rudens tvanas vakarų Lietuvoje toliau kyla, o lietus nesiliauja. Minijoje ties Lankupiais vandens lygis jau artėja prie katastrofinio. Priekulėje pralaužtas apsauginis pylimas. Vaizdai tai tokie apokalipsiniai, nes didžiulės teritorijos užlietos. Didžiausia Gazos miesto ligoninė stabdo veiklą, baigėsi vanduo, maistas ir elektra, o Londono gatvėse kone 300 000 palestiniečius palaikančių protestuotojų kilo susirėmimai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo statybose bausti ne tik nelegaliai dirbančius, bet ir samdančius. Baudžiami būtumėte net ir dėl nesudėtingų darbų. Samdančiam žmogui atsakomybė būtų nuo 500 eurų. Vilniuje pas gydytojų specialistus nuo šiol galima apsilankyti ir šeštadieniais. Atsiradus tokiai galimybei, poliklinikos buvo užgultos per kelias valandas. Tik 2 poliklinikų pastangomis mes tikrai neišspręsim viso Vilniaus miesto prieinamumo klausimų. Seimo komisija jau išrinko, kam teiks Laisvės premiją. Pirmą kartą laureatu tapo institucija. Kam duoda? Europos parlamentui skirs. Bet ne tik. Pirmas klausimas, ar čia ne juokas? Ir parodysime pirmąją Kalėdų mugę Vienoje, kuri gausi ne tik kalėdinių prekių, bet ir policijos pareigūnų. Žinia šiandieną pradėsime nuo įvykių vakarų Lietuvoje. Minijos vanduo ir toliau kyla, skandindamas gyventojų turtą ir kelius. Anot Klaipėdos rajono mero prasčiausia padėtis Priekulėje. Čia paskelbta ekstremali